Matei, kaip pavarė. Ką pavarė? Tu galvoji, iš čia vienas po 4 blynus stumdo? Laikyk ir žiūrėk. 1, 2, 3, 4. Suka! Dėmesio, kalba šio lėktuvo kapitonas. Mes randamės 10 000 metrų aukštyje. Temperatūra už borto -60 laipsnių. Pasižiūrėkite, prašau, visi pro dešinės pusės iliuminatorių. Jūs matote, kaip dega dešinysis variklis. Dabar visi pasižiūrėkite pro kairės pusės iliuminatorių. Jūs matote, kaip dega kairysis variklis. O dabar atkreipkite dėmesį į 3 mažus taškelius apačioje. Matote? Čia esame mes, šio lėktuvo įgula. Mes su jumis atsisveikiname ir linkime jums gero kritimo. Svesk, palauk. Palauk, ką čia? Nu, ei, sėsk, palauk, gali atsisėst. Palauk, aš tai pasodinsiu. Negalima, blė, sėsk. Atsisėsk, nu, kaip? Matai mane? Matai? Mane, žiūrėk. Atsimerk, matai mane? Akyse, judi ratai ir akyse. Nemirga akyse? Nemirga. Nebloga? Nebloga. Nu, tai kaip jautiesi? Gerai. Gerai jautiesi? Gerai. Tai varyk dirbti, gerai jautiesi. Kas čia dabar? Gerai jaučiasi. Dirbam tai. Davai, gerai. Matai, gerai jaučiasi ir simuliuoja čia man. Dirbam. Prašau, užeik. Galima gydyti. Sveiki, užeikit, sėskitės. Labą dieną. Jūsų kortelė. Ačiū. Nu, Egidijau Sabaliauskai, tai kas atsitiko dabar? Gydytojau, aš pas jūs atėjau, nes noriu išsigydyti. Išsigydyti noriu? O tai ko taip sergam? Aš esu gydytojau alkoholikas. Kas? Aš esu alkoholikas. Jūs esat tikras alkoholikas? Taip, gydytojau, aš esu alkoholikas. Nu pagaliau, nors vienas normalus žmogus, klausykit. Visą dieną tai kultūristai, tai sportininkai, tai pamatuok jiem spaudimą, tai supranti, tai juos pasverk, tai išmatuok. Vat nors vienas normalus žmogus, nu, klausykit. Egidijau, Vitoldas? Egidijus Sabaliauskas. Siūlau už pažintį. Nu, ką jau čia bepridursi? Taip sakant, už pažintį. Matei? Ką? Naujovę, ką tik gavom. Žinau šitus, čia tie, kur iš ledo pagaminti, ne? Kur šaunė atsitrenkia ir ištirpsta. Iš ledo. Šitip naujovė pagaminti iš šūdo. Tiksliai, iš šūdo. Kuo jie ypatingi? Atseit pataikė ir iš karto nužudo? Ne, jie iš vis nežudo, bet morališkai sugniuždo. Fui. Geras. Надо меньше пить. Aš labai atsiprašau, ką jūs čia darot? Palaukit, man dar 20 metrų liko iki durų. Nesupratau. Nu matot, rytoj mano draugo Egidijaus gimtadienis. Tai va, treniruojus, kaip reikės namo grįžti. Supratau, tai gerai, sėkmės. Gerai, dirbam. Jėzau, kokia čia skani turkiška kava. Ką čia kava, visas maistas nerealus. Žinai, aš jau ne dėl savo formų sunerimau. Ir tais pradėjau krosą bėgiot. Sakyk, tu nebandėjai? Ne, nemėgstu. Kodėl? Nes kava iš puodelio bėgiojant išsilieja. Čia tai taip. Jo, taip išlėdo, nes, kvėpuojam.
Svorį galima, aišku, pasimažinti, po to jau trečią kartą, kai eisi. Labai gerai. Treneriau, galima jų biškį? Tai vieną sekundę. Tai 3 kartus po 15, gerai? Ir po to eisim prie kito treneriau. Tai klausau. Treneriau? Taip. Man tai jūsų obalių dieta. Nieko, va. Nepadeda? Ne, valgo obalius ryte, vakare, naktį. Pastoviai valgo, pilni namai priplauto obalių. Varau. Nieko, va, o, kai buvo raumuo toks ir liko. Matau. O tai jūs plaunat obalius? Taip, prieš valgį viską plaunu. Tai jūs valgykit neplautos, tai jūs pamatysit, kaip jūsų šitas svoris greit nueis. Taip, ir rankų neplaukit. Rankų neplau. Sėkmės šaudumai. Ahmai, kur direktorius, Taip, klausau jūsų. Aš direktorius. Klausykit, užvakar aš pas jūs nusipirkau kėdį. Atsimenu. O vakar šitas kėdį kirdik. Nelabai supratau, ką tai reiškia. Sugriuvo. Sugriuvo? Sugriuvo. Tik nesakykit, kad jūs ant jos bandėt sėdėti. Taip. Tai ko jūs norit, žmogau? Tai yra baldas, suprantat? Kėdė tai yra baldas, jį reikia tausot, o jūs... Tai klausykit, ką man dabar naujo kėdį pirkt? Veidrodį nusipirkit geriau pirmiausiai. Veidrodį. Pirmin, gerai, eina. Pirmin. Treneri, aš daugiau negaliu. Ką reiškia negaliu, greitai dar kilometrą. Varom, reikia rezultatų. Malačius, eina. Gerai. Nu va. Treneris, pasižiūrėkite mano rankas, jos jau lūpais. Ant tavo rankos pirmin. Varyk, mano berniukas. Man reikia rezultato gero. Už savaitės čempionatas. Varyk greitai. Gerai. Treneri, aš tikrai nebegaliu, aš paskęsiu. Gerai. Šiai dienai treniruotės baigtos. Rytoj susitiksim nuo 6 ryto treniruotėse, supratai? Supratau, treneri, o dabar gal atiduokit mano triusikus. Gerai. Štai tavo triusikėliai. Ačiū. Užsidėk ir lipk iš baseino. Taip. Moterų rinktinė, prašau visus į baseiną, liemenėlius nusiemat ir man paduodat. Treneri, mama čia va treniruotės. Šiandien yra mano antroji treniruotė, o aš nesidžiaugiu savim, taip ir nesidžiaugiu. Aš atsiprašant noriu matyti rezultatą. Aš noriu žiūrėti į veidrodį ir džiaugtis, ką matau. Mielas žmogau, bet po 2 treniruočių žiūrėti veidrodį ir gerėtis sim tai yra praktiškai, nei... Ne, palaukit, kodėl? Įmanoma, šiais laikais viskas įmanoma. Ateikit, prašau, mane. Ateikit. Nu kaip? Gražu. Malonu į save žiūrėti. Sakau, kad šiais laikais viskas įmanoma. Kokia krūslinė. Supruojas. Tai gerai, šiandien galite pasidžiaugti, to atnešit, gerai? Išskalbti ir atnešti. Sėkmės.